Sveiki atvykę į Radviliškio rajoną, kur gausu natūralios gamtos, o unikalūs kraštovaizdžiai pritraukia tiek turistus, tiek vietinius gyventojus. Radviliškis, rajono centras, yra svarbus ekonominis ir kultūrinis centras, siūlantis įvairias paslaugas ir veiklas, o rajone veikiančios bendruomenės aktyviai prisideda prie socialinės ir ekonominės plėtros. Mūsų rajoną sudaro net 11 rajono seniūnijų, kurios visos labai unikalios savo kraštovaizdžiu, demografija, perspektyvomis. Šiandien supažindinsime jūs su vietos veiklos grupe Radviliškio lyderis, kurios pagrindiniai tikslai – skatinti permainas kaimo vietovėse, organizuoti kaimo plėtros strategijos įgyvendinimą, kurti vieningą, kultūringą bei ekonomiškai patrauklę aplinką gyventi. Radviliškio lyderis – rajono vietos veiklos grupė, įsteigta dar 2004 metais. Esame viena iš pačių pirmųjų vietos veiklos grupių. Ši strategija yra jau 3. Mūsų komandą sudaro ir prie strategijos kūrimo ir įgyvendinimo aktyviai prisideda 56 nariai ir 3 administracijos darbuotojos, kurie nuolat dirba kartu, kad įgyvendintų bendruomenės poreikius ir siekius. Visi žino, kad žemė Radviliškio rajone derlinga. Esame žemdirbių kraštas. Tačiau be išplėtotos žemdirbystės galime pasigirti ir dvarų paveldų, etnokultūros tradicijomis. Mūsų teritorija garsėja net 653 kultūros paminklais, tokiais kaip Baisogalos, Burbiškių ir Pakiršinio dvarai. Čia taip pat galite pamatyti žydų atminimui skirtus memorialus ir unikalų Dingęs Štetlas muziejaus kompleksą. Vietos bendruomenės yra aktyvios, didžiuodamosios savo kraštu ir gamta. Rengdami šią strategiją, Radviliškio lyderis aktyviai bendradarbiavo su vietos bendruomenėmis ir vykdė gyventojų apklausas. Ir nors net daugiau nei 70% apklaustųjų teigia, kad yra patenkinti savo gyvenamąją vietą, vis tik tobulintinų vietų taip pat yra. Bendruomenės išskyrė 5 pagrindinius poreikius. Pirmas ir svarbiausias poreikis – gerinti gyventojų, ypač jaunimo, užimtumo galimybės. Antras poreikis – skatinti verslų kūrimą ir plėtrą kaime, sutelkti dėmesį į inovacijas ir skaitmeninimą. Trečias poreikis – didinti socialinę įtrauktį, burti bendruomenės ir NVO savarankiškam bendruomenių sprendimui. Ketvirtas poreikis – užtikrinti būtinų paslaugų ir infrastruktūros prieinamumą gyventojams. Paskutinis, bet nemažiau svarbus poreikis – didinti gyventojų susirūpinimą sveikata, siekiant geresnės gyvenimo kokybės. Norint pasiekti užsibrėžtus tikslus, Radviliškio lyderis planuoja įgyvendinti šias VPS priemonės, kurių bendra suma sudaro daugiau nei 1 300 000 eurų. Naujame 2023–2027 metų laikotarpyje Radviliškio lyderis turi kvietimus pagal 8 vietos plėtros strategijos priemonės, kurios bus skirtos įvairiems tikslams. Pirmiausia, ekonomiškai ir ekologiškai tvarių vietos išteklius naudojančių verslų kūrimas ir plėtra. Šiai priemoniai planuojama skirti daugiau nei 400 000 eurų. Po 60 000 eurų iš strategijos planuojama skirti net 3 priemonėms. Ekonominės vertės kūrimas, panaudojant ūkio subjektų kooperaciją. Žemės ūkio sektoriaus subjektų konkurencingumo didinimas, diegiant skaitmeninimo sprendimus ir integruotos ir įtraukios ekonominės plėtros skatinimas VVG teritorijoje. Priemonė vietos poreikių tenkinimas, stiprinant bendruomeninį verslą VVG teritorijos ekonomikos plėtrai, skirta net 180 000. Dar daugiau nei 200 000 eurų skirsime vietos plėtrai, didinant viešųjų socialinių paslaugų prieinamumą ir kokybę. 275 000 kaimo gyventojų ir organizacijų įgalinimas spręsti vietos iššūkius. Na ir 10 000 skirsime teritoriniam vietos veiklos grupių bendradarbiavimui. Finalizuojant, iš viso per laikotarpį Radviliškio lyderis planuoja finansuoti net 23 projektus iš vietos plėtros strategijos ir 1 VVG bendradarbiavimo. Nepaisant didelių iššūkių, mūsų laukia ir didelės galimybės. Kartu kurkime rajoną, kuriame gera gyventi, dirbti, kurti.